Sveiki visi. Na va, tai ką tik pradėjom įrašą, tai šiandien pristatymą darysiu aš, Mindaugas Mikalajūnas, jau daugeliui nekartą matytas SME Go vadovas. Ir vasarą jau čia, kaip pasakyti, jau į pabaigą įdinėja. Tai labai lauksim gal komentarų, pasiūlymų ir gyvų susitikimų rugsėjo mėnesį jau visiems grįžus iš po atostogų ir detaliau papasakojant, kaip mums sekasi. Tai minutėlę pradėsiu šėrintis savo pagrindinės skaidrės. Dar paprašysiu kolegos, kuris įrašą daro, ar viskas gerai matosi. Balsu galėtum patvirtinti? Taip, matosi skaidrės puikiai. Viskas matosi, ne? Ok. Tai gerai. Tai gerai, galim ir startuoti. Čia tokį mažą turinuką pasirašiau. Tai vat, ką norėjom gal papasakot, tai turinukė matot. Iš tikrųjų, tai norėjom pirmo pusmečio rezultatus parodyti, koks yra portfelis, pajamos, grynas pelnas, EBITDA. Taip pat norėjom papasakot, kaip atrodo pats portfelis, pati portfelio struktūra, ten per užstatus, per šalis ir panašiai. Visada aktualus trečias klausimas yra mūsų neveiksnios paskolos arba vadinamos NPL-ai pusmečio gale ir antro pusmečio akcentai. Tai antras pusmetis tai reiškia, ką mes į priekį planuojam daryti. Pirmi 3 punktai daugiau yra retrospektyvus požiūris į SME Go arba SME Finance, o 4 punktas labiau atlieps ties kokiais klausimais mes dirbsim antrąjį pusmetį ir tokius svarbiausius akcentus norėjau uždėti. Ką dar norėjau paminėti, va čia dar specialiai įsirašiau, žinokit, kas yra biškai skirtingai nuo to, kaip anksčiau darydavom webinarus. Tai šiaip norėjom jau antrą kartą darom dažniau webinarą. Taip pat webinarą mes dažniname, mėnesinius naujienlaiškius paleidom taip pat lietuvių kalba ir skaidrės, vat ir šiandien pristatinėjau ir prieš tai webinaras jau buvęs yra irgi jau lietuviškai. Tai vat jeigu kažkas turėsit papildomų dar pasiūlymų, pageidavimų apie skaidrių turinį, tai tikrai laukiam papildomų pasiūlymų, nes mes norėjom iš mūsų 50 skaidrių pristatymo padaryti labai glaustą, aišku, paprastą investuotojams lietuvišką pasiūlymą ir tuo pačiu pristatymą suprantamą kalbą. Tai va, ko atsisakiau pristatymo metu, tai atsisakiau tų sudėtingų sąvokų PD, LGD, jau daugelis esat girdėję jos, bet šituose pristatymuose prieš tai buvusiam pristatymę tų sąvokų labai neminėsiu. Jas gal kažkur paminėsiu, bet skaidrėse jų tokių kaip sąvokų nebus, kaip probability of default ar loss given default. Tai va, bet turėkite omeny, kad tie ilgiai pristatymai, kuriuos darėm irgi šiek tiek anksčiau, jie yra lygiai. Tai va, šiandien ten rugpjūčio kažkuri tai diena yra, tai mes turim ilgai pristatymą iš daugiau nei 30 skaidrių, anglų kalba, su visom tom su tais visais kodiniais pavadinimus. Tai tikrai jie niekur nedingė, tai jeigu kažkas tai norėsit, tikrai drąsiai galit mums rašyti, man, Mindaugui, mano kolegai Egliai arba visai Unicum Capital komandai ir jie tikrai galės pasidalinti šitą informaciją. Ir dar, ką norėjau pasakyti, jeigu vis dėlto kažko trūksta, ar naujienlaiškiuose, kuriuos siunčiam kas mėnesį, ar ketvirtinį peržiūrai, kurias siunčiam kas ketvirtį, ar mūsų webinaruose, kuriuos darom esant progai arba aktualiai informacijai, taip pat duokit žinot tiek man, tiek Unicum Capital komandai. Netgi dabar galvoju, gal reikia kokią apklausą padaryti ir investuotojų atsiklausti, ką jie norėtų matyti artimiausiuose mūsų webinaruose, nes gal mes ir pabodę esam. Tai čia tikrai esam lankstus ir prisitaikysim prie jūsų poreikio arba aktualių klausimų ar akcentų, ką norit išgirsti, kalbant apie SME Go obligacijas. Ir ką, nedelsiant gal ir pradėsiu, gal dar labai aiškiai čia keli bullet pointai yra parašyti, bet dar ką norėjau pasakyti, daugelis klausia, kaip šiandienai skolinam mes. Tai šiandienai skolinimosi tempas, čia paskutinių 2 mėnesių vasarinių, pasižymėjau net taip apie tarp 4 ir 6 milijonų eurų per savaitę, tai reiškia nuo 16 iki 24 milijonų per savaitę, naujų pinigų mes įliejame į 5 šalis.
kainodara, kuri labai aiškiai irgi dabar, matom, nusistovėjus yra maži klientai, tai žemiau 100 000 besiskolinantis moka mums Euriborą ir 12% metinių, tai grubiai 14 su trupučiu. Vidutinė kainodara, ne vadinama akcijinė kaina, pas mus šiai dieną Euriboras plus 10, plus 1% administravimo mokestis. Ir karts nuo karto taikome vadinamą promotion kainą arba tą akcijinę kainą, kai skolinam verslam Euriboras plus 8, tai reiškia apie 10,3 metinių ir 2% vienkartinis sutarties mokestis. Tai toks gal mini akcentas. Šiandieninė pinigų kaina galutiniam vartotojui yra nuo Euriboro plus 8 ir 2% administravimo mokestis iki Euriboro plus 12 ir 1,5% administravimo mokestis priklausomai nuo pinigų ilgio, klientų rizikos ir paskolos dydžio. Kuo mažesnė paskola, tuo pinigai brangesni, kuo didesnė paskola atitinkamai, tuo pinigai yra pigesni. Ir rizikos aspektas dar taip pat tai yra inkorporuotas. Ir pereinam prie pirmo punkto, kaip atrodo mūsų pirmo pusmečio rezultatai. Prieš keletą mėnesių buvom pasidalinę pirmo ketvirčio rezultatais. Tai išlaikėm tą pačią struktūrą. Tai koks portfelis buvo pasiektas? Šiai dienai pasiektas portfelis yra 277 milijonai, tai yra lengvas augimas. Kokias pajamas mes rodome investuotojams? Rodome 21,4 milijonus eurų. Kai per antrąjį pusmetį, čia yra antrojo pusmečio rezultatai, uždirbom 11 milijonų eurų, tai šiek tiek daugiau pajamų sugeneravom. Pelno neuždirbome kažkokio, tai labai ženklaus per antrąjį ketvirtį, akumuliuotai uždirbame 165 tūkstančius eurų, o EBITDA turim apie 1,2 milijonus eurų. Ir kodėl taip atsitiko, gal tiesiog visi norėtų perklausti, kas įvyko per antrąjį ketvirtį. Tai per antrąjį ketvirtį mes esame minėję ten, kur situacija kintanti yra su mūsų blogom paskolom, mes formuojam papildomus atidėjimus. Tai didžiausią dalį čia ir lėmė papildomi atidėjimai mūsų blogiesiems klientams. Metų pradžioje dalinamės biudžetu, kiek norime uždirbti EBITDA šiais metais, tai mes pasidalinę esam su jumis visais biudžetu apie 3 milijonai eurų. Ir šiai dienai laikomės 1,2 milijono eurų tokios kaip strategijos už pirmą pusmetį. Tai per antrąjį pusmetį tam, kad būtų pilnai su biudžetu, turim uždirbti 1,8 milijono eurų. Ar tai yra įmanoma? Taip, nes antrasis pusmetis šiaip istoriškai per 9 metus veiklos tikrai yra visada geresnis. Tai čia turėkit tą omeny, kad tai yra, mes panašiai einame ir su biudžetu. Kur gal didžiausias iššūkis yra, kas liečia pelną ir EBITDA, tai šitas dalis nesugeneruoti pajamas, kaip matot, jas net ir šiek tiek padidinam. Mums esmė yra išlaikyti pelningumą ir dėja didžiausia dalis tų pinigų nueina mūsų kreditoriam kaip fundingas, tai yra finansavimo kaštai. Tai Fasanara didžiausią dalį atima ir mėlieji bondholderiai arba investuotojai. Čia yra didžiausia mūsų sąnaudų dalis. Antroji arba trečioji dalis po fundingo eina atlyginimai. Ir paakcentuosiu šitą dalį dar šiek tiek vėliau. Ketvirtas punktas yra ties kuo dirbsim mes antrąjį pusmetį. Kam tam, kad pritraukti pigesnį kapitalą. Antras punktas, ką jau skaidriai paminėjau kontekste galutinio rezultato, kad formuojami papildomai atidėjimai nenurašytom skolom. Tai buvo keletą atvejų, kur klientus tiesiog padarėme išieškojimą per antrą ketvirtį ir likučių teko formuoti atidėjimus. Ir jie jau yra įskaičiuoti į tą mūsų galutinį rezultatą, kurį matot čia skaidriai, į 500 000 eurų EBITDAs. Užbaigiam 24 metų finansinį auditą, tai esant poreikiu tikrai galim pasidalinti. Registrų centre, man atrodo, jau pateikti yra pilni audituoti finansiniai skaičiai. Ir daugelis klausia, ar turim sąlyginę ar besąlyginę nuomonę. Taip, mūsų audito išvada rodo, kad turim besąlyginę nuomonę ir nėra kažkokių esminių pastebėjimų dėl mūsų finansinių skaičių atvaizdavimo finansinėse ataskaitose. Tai rodo auditoriai. Ir ketvirtas punktas gal kažką tokio, žinot, šarmingesnio arba įdomesnio. Tai mes esam viena iš sparčiausiai augančių startuolių pripažinta CIFTED. CIFTED yra Financial Times tokia kaip platforma, kuri
žiūri į greit augančias organizacijas arba startuolius, tai vien ten buvom pripažinti, taip pat Dealroomo pripažinti, taip pat kaip Bootstrap, Rising Star. Tai Bootstrap tai reiškia be išorinio rizikos kapitalo finansuojamas biznis. Tai reiškia, mes organiškai auginam raumenis ir pajamas iš uždirbto pelno arba pritrauktų kapitalo ne į akcininkų nuosavybę, bet skolos forma. Pavyzdžiui, bondai arba Fasanarus fondas tai yra skolos forma. Ir Rocketas viena iš nominacijų. Praeitais metais mes laimėjom tą nominaciją, šiais metais nelaimėjom, bet buvom nominuoti. Labai natūralu, negalim kasmet laimėti toj pačioj pozicijai. Tai vat. Tai šiek tiek pirmo pusmečio highlightų, tai apibendrinus galiu pasakyti taip. Pajamos auga 21 milijonas eurų, pelnas beveik 200 tūkstančių, EBITDA 1,2 milijono eurų, kai biudžetas yra 3 milijonai eurų. O antras pusmetis mūsų paprastai yra geresnis. Tai tikimės tikrai atstatyti tą pelningumą į gerą pusę šiuo būtent laikotarpiu. Visi klausia, kaip atrodo mūsų portfelis, tai ar yra čia kažkokių didelių pokyčių. Lietuva, Latvija, Olandija, Suomija ir Estija. Kas mus seka, didelių pokyčių iš tikrųjų nėra. Labai taip gal nuobodžiai net ir skambam. Lietuva kaip sudarė apie 60% portfelį, bet čia toks irgi mūsų strateginis žingsnis turėti namų rinkoje didesnę portfelio dalį. Ir kitos šalis, Latvija, Estai, Suomija, su Olandai sudaro strategiškai po 10%. Matot, Suomija šiek tiek mažiau jau sudaro, bet ten, ką padarėm, tai pardavėm dalį portfelio SME bankų. Tai va, dalį portfeliuko nusimetėm, gaunant papildomą mokestį už tai, nes mums taip naudinga tą daryti. Ta patį padarėm jau ir su Olandais. Latvijai po truputį yra pardavinėjami, dėl to ten yra tas portfeliukas šiek tiek daugiau nei 10%, o su Estais planuojama ateityje taip pat tą daryti. Dar didesnio pardavimo bankui kol kas neįvykdėme. Kaip strategiškai atrodys ateityje tas portfelis arba metų gale, tai irgi didelio, čia sakau, 1-2 procentinių punktų pokytis strategiškai nieko didelio pokyčio nedarys. Pati pelningiausia rinka yra Lietuva, tai ten galim labiau įkainuoti savo klientus, labiau juos kontroliuoti, turim pilną išieškojimo procesą, kai tuo tarpu kitose šalyse turim kai kurias funkcijas outsourcinam arba per trečiasias šalis samdom, tai mums tikrai namų rinkoje reikia turėti ir didžiausią portfelio dalį. Tos strategijos ir laikomės. Kaip atrodo per skirtingus sektorius, tai va čia šiek tiek žemiau ar sektorinis požiūris į mūsų portfelį, tai paslaugos, nekilnojamas turtas, statybos, prekyba, gamyba, logistika, žemės ūkis ir kitos agreguoti segmentai. Pilnai esam pagal strategiją, neįlendam daugiau nei 30% portfelio koncentracijos į vieną vertikalę arba vieną segmentą, šiek tiek nekilnojamo turto ir statybų, jeigu taip kartu paėmus turim, bet ten dominuoja nekilnojamas turtas kaip užstatas, tai mums tai irgi yra tenkinanti situacija ir ten mums patinka tai, kad ten turim tą vadinamą hard collateral. Hard collateral tai nekilnojamas turtas kaip užstatas ir tu gali paprasčiau ir išieškoti. Kaip atrodo strategiškai portfelis per produktus, verslo paskolos vis dėlto dominuoja, kaip ir turėjom virš 80% portfelio, B2B leasingas 22 milijonų eurų portfelis, šiek tiek jis yra link tokios kritimo strategijos, bet čia irgi mūsų sąžiningas žingsnis. Šitame klientų segmente mes matome, kad turtas yra naudotas, klientų mokumas nėra pats geriausias, tai mes geriau darysime didesnės verslo paskolas nei smulkų leasingą. Tai čia irgi sąmoningas pasirinkimas. Ir čia nekalbu kol kas apie B2C leasingą, kuris, matot, po truputį auga. Tai čia yra Tomo Šumakario valdoma dalis, B2B leasingas ir paskolos. Didžiausia dalis tai yra B2C leasingas ir paskolos. Jis po truputį auga, ten po 250-300 tūkstančių eurų į mėnesį. Bet visoje mūsų portfelio struktūroje tai yra vis dėlto nedidelė koncentracija, nes visą skolinimą darome Lietuvoje.
Ir yra faktoringo biznis apie 20 milijonų, jau nepilnų 20 milijonų, šiaip metų pradžioje buvo apie 20, gal 3 milijonų eurų, jeigu gerai atsimenu, tai minus 5 milijonų eurų. Kaip ir B2B, taip ir faktoringas, jie labiau linkę mažėti, tik čia yra kita gal konjunktūros įtakota tema, kad vis sunkiau gauti draudimo limitus, čia viena žinutė, o ten, kur gaunam draudimo limitus, vis dėlto tas klientų mokumas arba debitorių nemokumas, jau čia per debitoriaus pusę, iš užsakovų pusės, irgi matom, kad pradeda braškėti, nes Europoje nėra pati geriausia finansinė situacija ir mums reikia vadinamas angliškai pakleiminti tas gautinas sumas ir tikintis atgauti draudiminę išmoką. Kai draudiminė išmoka sumokama mum, pats draudimas užbrangsta, kai jis užbrangsta, mums sunkiau parduoti. Ir taip užsikuria faktoringo problematika, nes jį gali parduoti tik, kai turi draudimą, jis yra labai brangus, sunku jį parduoti. O istoriškai pats tų draudiminių išmokų sukūrė pakankamai daug. Čia kaip normalus draudimas veikia. Tai va, dėl to labai nėra paprastai dirbti faktoringo produktą kaip po tokį produktą. Ir jo, čia šiek tiek šone yra paskaidytas įvairios modifikacijos. B2B leasingas tai čia tas pats skaičius, klasikinio faktoringo ir slapto ir hybridinio faktoringo išskaidimas yra B2C nuomai, turim 13 milijonų, B2C paskolose turim 900 tūkstančių, bet čia labai nedidelė dalis yra prižiūrima Lietuvos bankų taip pat. Tai va, čia kas norėsit detaliau paskaidimą, jį taip pat turim, naudojam tam jau mūsų pilnai IT sukurtą supersetą, live, galim išsitraukti bet kokiais pjūviais mūsų portfelių situaciją, kad ir bet kuriai minutė, tiek istoriškai, tiek šiandieniniai situacijai. Tai va. Visada įdomu buvo panagrinėti užstatus ir mes sakom, kad mes darome saugų skolinimą, tai va, mėlyna dalis portfelio yra su nekilnojamo turto pagrinde arba su hard collateral užstatais. B2B leasingas yra su leasinguojamo turto įkeitimu, tada visi faktoringai daromi su draudimais arba Invega arba pačiu draudimu Euler Hermeso arba Atradiuso, tai va Alliance dabar draudimas Euler Hermes senas pavadinimas. Verslo paskolas darom su Iltės arba EIFO garantija, B2C nuoma automobilis lieka kaip užstatas ir kaip visada turim kažkiek legasio, tai tas legasis jis po truputį valosi, bet palikimas legacy. Tai tas palikimas po truputį valosi, kažkuria diena tų verslo paskolų su užstatu tiesiog nebeliks. Tai va, čia iš senų laikų. Ir jo, kaip minėjau, dominuoja verslo paskolos su nekilnojamo turto keitimu ir čia šiek tiek verslo paskolos tiesiog dar paskaidėm vien tik tai su EIFO arba inveginiam garantijom. Tai vat. Tai taip atrodo šiandienai mūsų portfelis. Faktoringas atskirai, matot, kurio sudėtis yra beveik 19 milijonų eurų. Dominuoja draudimas ir Iltės garantija. Iltė tai buvusi Invega. Tai čia šiaip iš tikrųjų maža dalis, bet su draudimo didesnė dalis yra. Ir kažkiek turim faktoringo be draudimo, bet su vekseliu ir su kažkokia tai asmeninė garantija. Tai reiškia, savininkas yra laidavęs. Tai čia 800 tūkstančių, čia irgi taip pat yra vadinama legacy dalis. Tai tokio faktoringo mes pagal fondo taisyklės naujo daryti negalim, tai jis ten po truputį amortizuojasi ir vieną dieną taip pat kaip verslo paskolų su užstatu ten 0,2 milijonų eurų tiesiog neliks. Okay. Trečia žinutė, kuri taip pat visada yra įdomi, B2B mokėjimų vėlavimai. Tai va, čia šiek tiek istorijos ir statistikos, 24 metų sausis, 24 metų galas, iki pamėnesių statistiką ir pasiekėm beveik 9% nemokių klientų skaičių. Nemokus, tai reiškia, pagal mūsų apskaitą tos kodinius pavadinimus Stage 3, tai reiškia daugiau nei 90 dienų vėluojantis, restruktūrizavimą, kaip čia, teisinį restruktūrizavimą paskelbė klientai ir klientai, kurie yra bankroto stadijoje. Tai tokių turėjom 9%, visiems investuotojams buvo pakankamai didelis skaičius, atskirus webinarus darėm, aiškinom, kaip su to portfeliu mes planuojam tvarkytis.
Minėjom, kad turim sausio mėnesį jau gerėjantį trendą, rodom gerėjantį trendą, vasarį turim gerėjantį trendą, kovą dar panašiai apie 9%, nu jau galvom, kad susitvarkys, bet vis vienas kitas iššoka. Bet Q2, tai reiškia antram ketvirčiui tikrai rodėm, nes turėjom labai aiškias datas, kada kas turi įkristi, atgauti, kurios portfelius turim, nes jų išieškojimas jau pradėta šiek tiek anksčiau. Dalį portfelių turėjom parduoti, juos pardavėm, dalį portfelių turėjom šiaip sutvarkyti iš nemokių klientų ir padaryti jais mokiais. Tai va, tai ką mes ir padarėm balandžio mėnesį visus šitos efektus. Ir palindome po 6% riba, palindome gegužę po 6% riba, birželio 30 palindome jau po 5% riba. Nu ir dabar iš tikrųjų, vat šiandien rugpjūčio mėnesį turim, tai mes turim kartais virš 5%, kartais žemiau 5%. Tai bet tie 5% iš tikrųjų yra šiai dienai pasiekti ir mūsų KPI-as iš tikrųjų irgi yra 5%. Ir mes ir laikomės. Įkrenta kažkur 500 milijonų iš mūsų 277 milijonų, palipi virš 5% ribos. Susitvarkai juos, palendi po 5%. Tai čia jau reikėtų nebeišsigąsti, jeigu jau esam po 6% riba, jau skaičius yra geras, kai tuo tarpu dar sutelktinio finansavimo platformose, unijose virš 10% dar nemokių klientų skaičiai. Tokie yra atitikmenyje mūsų. Kaip tai atrodo per šalis? Tai per šalis atrodo taip. Lietuvoje turim 2,5% daugiau nei 90 dienų ar bankrutuojančių klientų arba 3,75 milijono eurų. Latvijoje turim 4,77 milijonus eurų, Estijoje turim 1,9, Suomijoje 1,33, Olandijoje 0,62. Aišku, portfeliai yra skirtingi, situacijos yra skirtingos. Blogiausia situacija yra Latvijoje. Esam tą rodę daugelį kartų. Čia tiesiog ir nebeturim dėl to ir ambicijų dabar Latvijoje ten kažką tai labai auginti. Mums neįdomi šita rinka yra auginti raumenį ir mūsų pajamas ten. Mūsų tikslas yra kuo labiau išieškoti iš šitų 4,77 milijonų eurų, o portfelio paties neauginti strategiškai. Estai žemiau 6%, Suomiai 6,51%. Bet čia turim tiek Estijoje, tiek Suomijoje turim po vieną po milijoninį big ticketą. Jį eliminavus, iš tikrųjų skaičiai gerokai geresni. Ir kas yra blogiausia, išmokta pamoka Suomijoje ir Estijoje, kad tas po tą 1 milijoną eurų likutį, kurį turim, tai mes juos finansavom dar vadinamais geraisiais laikais, kai pinigų buvo daug, augimai ir panašiai. Čia naujų klientų, čia nėra naujas klientas, kur jis dabar 2 metų bėgyje pradėjo turėti problemų. Jam buvo pinigai duoti gerokai anksčiau nei 2 metai ir tik tais, kai baigėsi visokie covidiniai pinigai ir pinigų spausdinimas, tada ir susidūrė su problema tie klientai. Tai čia toks pamokos išmoktas, kad tuo metu mes iš tikrųjų vis dėlto rodo, kad prasileidom ant vieno kito big ticketo kiekvienoje šalyje. Ta sakėm ir su Latvija, tą sakėm su Estija ir dar turim Olandijoje, atsiprašau, Olandijoje vieną turim, bet ten yra toks fraudinis atvejis, tai dabar jau daėjom iki teisinio pilno išieškojimo ir asmeninės atsakomybės, jau nori tartis tas klientas, tai ten yra apie 400 000. Jį sutvarkius 200 000 išieškojime, tai čia tikrai yra mažas skaičius. Su Lietuva balandžio mėnesį įvyko keli efektai. Pirmas efektas, dalį skolų pardavėm, dalį išieškojom, dalį sutvarkėm. Tai dėl to palipome po žemiau net 3% ribą. Tai toliau ir yra strategija išieškoti visas šitas skolas ir turim procesą. Dominikas ir rizikos komanda dirba išjuose, kaip aš sakau, toliau išieškant šitas skolas. Čia tiesiog biškit trendai ir ketvirčio prognozė. Tai mes dabar esam birželio mėnesį, pristatymas yra daromas už birželio mėnesį, tai apie 13 milijonų buvo, apie 5%. Ir kokia situacija, tai mūsų raudona dalis tai yra mūsų KPI-as,
O trečia fazė, tai daugiau nei 90 dienų vėlavimai, labiau link mažėjimo yra į Q3 prognozę. Tai kaip minėjau, kartais mes palipam virš 5 procentų, o kartais palendam mažiau 5 procentų. Ir tam didelį įtaką turi taip pat ne tik mūsų įkrentantis, iškrentantis klientai, bet ir pats portfelio dydis. Nes pas mus jis irgi yra kinta, nes mes, kaip minėjau, dalį portfelio parduodame SME bankui, blogų skolų tai neparduodam. Tai pats santykinis dydis trumpų periodų gali šiek tiek ir paaugti. Bet praeis laikas, išieškosim ir vėl tas dydis atsistatys. Tai va. Ir pabaigai, ką dar norėjau pasakyti, 4 žinutės apie tai, ties kuo dirbame visą šitą vasarą ir artimiausių metų mes dirbsime, tai SME Go portfelio pardavimas bankui. Kaip minėjom, dėl brangių pinigų mes turim strateginį tikslą dalį portfelio perkelti į banką. Nes bankiniai pinigai yra depozitų pinigai, jūs žinot, kiek kainuoja ten 2-3 procentus metinių, kai tuo tarpu fasanarai mes mokame Euriborą, sudėjus su Euriboru apie daugiau nei 8 procentus metinių. Akivaizdus arbitražas tarp fasanaros pinigų ir depozitų pinigų. Tai mes linkę tą portfelį perdavinėti į banką pagal skirtingos rizikos profilius už tam tikrą premiją. Ta premija SME Go gauna kaip vadinama, fee, pavadinkim fee. Taip pat, ką darome, skolos, kadangi mūsų didžiausias kaštas yra mokama pinigų kaina investuotojams, pradžiai fasanarai, po to bondholderiams, iš tikrųjų esame jau startavę su 4 tarptautiniais due dealais, kad jie pinigus duotų su pigiau nei 5 procentais metinių. Ką tai reiškia? Nuo 200 milijonų eurų vienas sutaupytas procentas metinių ir įvairių su tuo fundingu susijusių mokesčių, tai yra 2 milijonų eurų ekstra profito. Tai ir turim strateginį tikslą su vienu iš tų 4 tarptautinių institucinių fondų užsidaryti sutartį šių metų pabaigai. Tam ir darom tos pristatymus jiem, tam ir gerinam portfelio kokybę, ne tik jiem, bet ir jums, investuotojai, kad pritraukti kuo pigesnius pinigus. Pritraukus pigesnį kapitalą atsiranda daugiau pelno, atsiradus daugiau pelno mes taip pat norėsim kalbėti ir apie palūkanų mažinimą bondų atveju. Tai va, nes mūsų kaip verslo rizika iš principo yra į mažėjančią pusę, nes blogos skolos pamažėjo, jau rodom keletą mėnesių trendą, pritraukiam pigesnį kapitalą. Antras efektas, susoptimizavom darbuotojus, tai va tas 4 punktas efektyvumo gerinimas. Jūs matysit, kad pas mus darbuotojų skaičius mažėja. Nuosekliai, mes nieko nepaleidinėm, bet kažkas išeina, kažkas ateina, bet strategiškai mes nieko nehairinam, nesamdome, bet mūsų pajamos linkusios dar augti, nes būtent technologija veikia, mūsų klientų bazė, vidutinis klientas auga, tai mes sugebam su mažesniu darbuotojų skaičiu auginti pajamas ir to laikysimės ir toliau. Ir trečias punktas, tai akcininkai, žinot Audrių, žinot Marių, žinot Aidą, aš mažasis akcininkas, mes intensyviai dirbam, teisingiau akcininkai labiau dirba dės nuosavo kapitalo investicijos pritraukimu ir irgi taip pat sparčiai progresuojam, nes vasarą visi grįžinėja po atostogų ir mes matome, kad į fintechus, į neobankus investuotojai vėl pradeda noriau žiūrėti. Ir kodėl taip yra? Dėl to, kad depozitų pinigai pinga, rinkoje atsiranda pinigų perteklius. Jau vėl formuojasi instituciniam lygmenį, ne fizinių asmenų lygmenį, bet instituciniam lygmenį formuojasi pinigų perteklius, kas reiškia, akcininkai juos spaudžia ieškoti geresnių grąžos galimybių. Tai dėl to mes turim ir 4 tarptautinius finansinių fondų due dealus. Seniau to nebuvo, kai dar turėjom 90 procentų NPL-ų, tų blogų skolų, prisikalbinti fondą į mytą buvo tikrai sudėtinga situacija. Šiai dienai tai jau tikrai gerokai lengviau tą padaryti, net ir bankai tą nori daryti, didieji bankai.
Tai va, tas pats vyksta ir su instituciniu kapitalu į nuosavybę. Taip pat jie grįžta su kitais daugikliais, aišku, ne 10 ant pajamų daugiklis, bet su ten 3-5 pajamų daugikliais investuoti jau linkę žiūrėti ir investuoti į tokius finansinius startuolius kaip mes ar SMI bankas. Tai va, tai čia geros žinios visiems, o mano ir komandos darbas yra būtent nuosekliai dirbti ties tais klausimais, nepaleisti mūsų portfelio kokybės, prisitraukti pigesnį kapitalą ir atstatyti pelningumą. Kaip matot, visos prielaidos yra tam, dabar reikia tiesiog faktais įrodyti, kad Fasanarą mes sukeičiame su kitu tarptautiniu instituciniu fondu, kuris pinigus mums duoda žemiau nei 5%. Tik tai padarius, nuo sekančios dienos pasirašius sutartį, refinansavus 200 milijonų limitą, iš karto automatinis taupimas yra. Ir čia mūsų didžiausia dabar daugiausia energijos ir skiriame šitą pratimą. Tai va, bus klausimų, žinokit, trumpas, aiškus pristatymas, jeigu bus, kaip minėjau, klausimų, tikrai welcome juos užduoti tiek man asmeniškai, tiek mano komandos nariam, tiek Unicorn Capital nariam. Rugsėjį visi grįžtam į darbus, tikrai esam pasiruošę daryti ir gyvus pristatymus prie kavos Vilniaus vartuose 17 arba 18 aukšte. Tai ačiū dar kartą už dėmesį ir susimatom gyvai rugsėjį. Iki.